Labą dieną, mano vardas Lina. Aš nepaprastai džiaugiuosi gavusi kvietimą dalyvauti MET kosmetikos švytinčios odos 28 dienų iššūkyje. Kadangi man jau 53 metai, paskutinius keletą metų pastebėjau, kad mano veido oda pradėjo keistis. Atsirado daug smulkių raukšlelių aplink akis, oda tapo sausa, dehidratuota ir jautri. Ir kas mane labiausiai neramina, pradėjau pastebėti pigmentinės dėmeles savo veide. Kadangi daugelį metų aš dirbu teatre, mano oda labai kenčia nuo didelio kiekio profesionalaus grimo. Taigi po spektaklio atsikėlusi kitą rytą pastebiu, kad mano oda būna labai sausa, ją tempia, jai trūksta drėgmės, jinai būna papilkėjusi, nepailsėjusi. Taigi aš labai tikiuosi, kad šis iššūkis išties sutvarkys daugelį mano odos problemų. Ji taps daug stangresnė, sumažės pigmentinių odos dėmelių, taip pat raukšlelių aplink akis. Ir be abejo, moteriai tai yra nepaprastai svarbu. Su nekantrumu laukiu šio proceso eigos ir be abejo teigiamų rezultatų. Ačiū už dėmesį.